Nu ką, pabaigiau KTM-čiką. Tai vibracijos, kažkokios tampimosi tame diapazone, kurį savininkas minėjo, kaip ir nebėra, aš nejaučiu bent jau. Bet žemiau 3000, 2,5, jeigu važiuoti, nežinau, aukščiau negu trečią pavarą, ketvirtą, nu tai automatiškai jisai turi tokį, kaip pasakyti, vibraciją. Dėl to, kad apkrova dėl perdavimo yra tokia. Tai ir čia problema nežinau, tiesiog aukštais bėgiais nelaikyti ant žemų apsukų, paprasčiausiai nevažiuoti ir viskas. O kas liečia kūro visą tą reikalą, tai viskas kaip ir sureguliuota. Nes buvo apsukų plaukiojimas tenais kažkas tarp 3,5 ir 4,5 tūkstančių eurų stabiliai laikai rankeną, o tas apsukas, pradeda smarkiai šokinėti, toks kaip wow, kai lojimas gaunasi. Tai dabar to kaip ir nėra, bent jau ant pašylusio, ant šilto variklio. Žiūrėsim, kaip bus rytoj ant šalto, kažkas burbuliuos, neburbuliuos. Ir jeigu burbuliuos, kažką dar reikės bandyti koreguoti toj zonai. Tai va. Labai trumpai, tiek žinių. Ir vėl KTM fanai. Ką šiandien turiu? KTM 990 SMT modelis. Čia toks ne adventūrė turistinis, tokia sudaręs kažkada. Čia toks biški labiau į gatvinę versiją panašus reikalas. Aha. Kai čia ryda nelabai ten matosi kažkas pablūkė. Žodžiu, ką čia su juo darysiu, tai reikės biški pareguliuoti, pabandyti surasti vieną problemą. Tai KTM-ai labai dažnai turi gamiklį defektą. Tai yra tampimasis, trūkčiojimas, netolygus darbas žemų sūkių diapazone. Ten, kur jūs tikrai praleidžiat labai daug laiko keliaudami arba važiuodami žemom pavarom kažkur mieste, ten tarp mašinų ir visa kita. Ir labai nekomfortiškai tas motociklas joja, tamposi, galima tai pavadinti. Tai čia ne diesel cut problemos toks dalykas. Va šitą modelį net nežinau, aplamai ir toks reikalas yra ir galima jį įjungti, bet čia problema yra visai kitur. Tai bandysim tą dalyką šalinti reguliavimo būdu. Tai 2 cilindrai, reguliuosim kiekvieną cilindrą atskirai. Pradžiai tai matuosim. Kaip ir galvoju biudžetinį variantą daryti, be dyno, bet pasakiau, kad nebus ką parodyti ir nebus taip tikslu, kaip galėtų būti. Taip, aš tą zoną galiu pakoreguoti ir be stendo, ta prasme, bet rezultatas galimai nebus toks geras, koks galėtų būti. Tai vat, todėl gavau carte blanche ir darysim taip, kaip priklauso. Stengsimės padaryti, kiek maksimaliai įmanoma. Tai čia ne kažkoks galios laužimo klausimas, didinimas ir taip toliau, bet irgi paskutiniu metu tokie motociklai papuola, kur žmonės prioritetas į pirmą vietą stato kuo švelnesnį, kuo tolygesnį, kuo malonesnį važiavimą. Tai būtent, nežinau, ten turistinės tokios klasės, adventūrė arba kad ir tokie. Sakė, noriu, kad jisai važiuotų. Be problemų. Tai vat. Sukelsim, pasirašinėsim, čia darbai turbūt nuo ryt gal prasidės. Pabaigiau tą Yamahėlę tenėrę. Tai dabar sekantis yra šitas reikalas. Atrodo neblogai, iš pradžių man kažkaip pasirodė, sakė 990, galvoju, adventūrė bus tas modelis. Bet po to žiūriu, ne, čia kitoks, kūdesnis biški. Tai vat, metų jisai čia 12 kažkas tokio yra. Bet sakyčiau, gana neblogai dar. Atrodo, išlaikytas. Išmetimas tiesa, čia originalas, aš taip suprantu. Klausiau apie katalizatorius. Sakė, kažkur čia integruota kažkas katalizatoriai. Į tą bakelį čia bijau pameluot, apgaut toj vietoj, nežinau. Tai vat, viskas. Kol kas trumpai tiek. Legendinių KTM variklių fanai. Tęsiam reikalą su šituo aparatu.
Ką pradedu anksti, pasirašinėsiu, ką reikia. Vakar nespėjau dėl kitų darbų, žodžiu, tai jau situaciją paaiškinau, ką čia mes su juo darysim, su šituo reikalu. Pasijunginėsiu įrangą, kas yra reikalinga. Tai reguliuosim kurą kiekvienam cilindrui atskirai, išjunginėsiu lambda zondus, išjunginėsiu tą SAI sistemą, par sakau, pair valve, ten kur block of plates uždėti, tie vadinami zagluškės. Tai šitą mocų CO nematuoja, tai jisai nėra reikalingas. Ten sakė, kažkokia varža įdėta, lyg tai yra, jokių klaidų nieko nemeta, bet jau kadangi programuoju, tai viską išjungsim vienu metu. Tai duomenys jau iš ten nusiskaičiau iš to kompiuterio. Kažkokių tenais ypatingų niuansų nepastebėjau. Realiai tas pats, kas 990 Adventure kanale yra video, galit pažiūrėti. Ar čia bus ilgas video, nežinau. Kai išsimatuosiu, turėsiu rezultatus matavimų, tada pasakysiu daugiau. Kol kas tiek. Trumpai apžvelgti maksimalią galę, kad nieko jam čia baisiai nedasidėjo, bet ir ne prioritetas buvo, tai 3 AG pikė, 1 AG minimaliai, tai nežinau, praguglinau, ten lyg tai gamintojas deklaruoja, kad jisai turi kažkas 115 AG, man atrodo, tai čia turim šiek tiek daugiau. Plius viskas standartas tenai, tai manau neblogas rezultatas, kaip pasakyti. Bendrai paėmus, tai čia biški, atsukau biški vėliau, tai čia neignoruokit nuo šitos vietos kažkur. Kiti galios diapazonai prieaugio taip pat minimaliai. Ta problema, kuri buvo pirminė ten dėl tų tampimosi trūkčiojimų, aš manau bent jau, kad neįsitvarkyta, sunku pasakyti, skambinau savininkui, nes tas mocas, jisai vibruojantis yra žemom apsukom, nuo 2 iki 3 tūkstančių, ten jeigu suki gazą, kaip pasakyti, arba staigiai, arba bent jau tokiu linijiniu būdu, kaip pavadinkime neuroloną, tai jisai vis tiek, 2 cilindrai, jisai tokį net plastikai atrodo suvibruoja, bet viskas, kas aukščiau tame diapazone, kažkur nuo 3,250 ir viršų, kažkokios problemos aš nebejaučiu, tai atvažiuos savininkas pasimti, jisai geriau pažįsta tą motociklą, pravažiuos ir pasakys, ar problema susitvarkė jam ar ne. Į tą vietą, kurią orientavomės, problemą radau, kuras sureguliuotas, kiti parametrai tenai taip pat sureguliuoti, tai aš manau viskas turėtų būti gerai. Kas turi tokius motociklus 990, pasakykit. Ar pas jūs nuo 2000 iki 3000 jisai vibro plokštė ar ne?